Tai ir prasidėjo mūsų rytelis. Šiandien labai toksai optimizuotas ir greitas, kadangi nusprendžiau iš viso nevalgyti pusryčių ir sustoti papusryčiauti kažkur kelyje. Tai tik atsibudau, susimečiau viską į kuprinę, susipakavau daiktus ir į priekį. Tai vat, ir turėkite omeny, kad jeigu jums vokietis sako gute fahrt, tai jis neturi omeny, kad gerai paperdėte. Tai reiškia geros kelionės. Man bobutės tą pasakė, aš vos nesusijuokau ir tada tik tai permastęs, ką atskiri žodžiai reiškia, tai supratau, kad turėtų reikšti geros kelionės. Bet galima galvoti ir, kad gerai paperdėte. Suradau Bakerį daug greičiau negu kad tikėjausi. Galvojau, kad teks važiuoti 25 km. Tačiau pasirodo vietinės reikšmės kaimelyje buvo parduotuvėlė, kuriame irgi buvo mažas Bakeriukas. Tai va, prigrėbiau kažkokią tai bandelę, prigrėbiau Sprite'ą, nes kolos nebuvo. Ir jo, tai dabar belieka surasti kokią nors vietelę atsisėsti ir galėsim papusryčiauti. O, gal jums benzino kainos įdomios. Dyzelis euras PM2. Kažkokie tai benzinai euras 67, euras 73, euras 82, dujos 98 centai. Ganėtinai brangus atrodo, ne? Ir realiai, kiek važiavau per visą Europą, niekur labai pigiau nebūna. Taip kad džiaukitės Lietuvoj su savo eurų 50. Bent jau vakar sakė, kad buvo euras 50. Gal dabar, kai jūs žiūrit po tų 2 mėnesių iš viso atpigo iki 52 centų. Greičiau jau pakils iki 5,20 €. Nu, labai neromantiška, kad tokias pasakius. Toliai pat gatvė kelią, kaip čia pavadint. O mūsų bandelė atrodo štai va tai va. Kažką panašaus jau esam valgę, buvo skanių. Tikėsimės, kad ir čia bus skanu. O jėzum, koks neskanus Sprite'as. Tu Aurimai gali gerti tokį Sprite'ą neskanų. Aišku, galbūt tokio negeriu. Čia su citrina. Žiauriai neskanus. Morgen. Na ir šiandienos pagrindinis tikslas, kaip ir minėjau vakar, tai yra pravažiuoti Hamburgo miestą. Tai turėtų būti pakankamai didelis miestas, berods 1,8 milijono gyventojų, dvigubai didesnis pagal savo plotą negu Vilnius. Nu tai šiek tiek bus kančios turbūt, bet kažkaip važiuosim ir pravažiuosim turbūt. Bus matyt, jeigu ką, kur nors palysim po tiltų, kurių rašė, kad yra daugiau negu Venecijoje, Londone ir dar kažkokiam mieste kartu sudėjus. Tai pasirinkimas bus didelis, palysim po tilto ir miegosim ten. Kai išmiręs miestas. Sekmadienis, dar gan ankstyvas rytas, toks jausmas tarsi būtų po kokios zombių apokalipsės. Nei vieno žmogaus. Buvo ženklas, kad čia statybvietė, bet kažkaip tikėjausi, kad pravažiuosiu, nes vis tiek sekmadienis. Galvoju, čia tikrai nieks nedirbs sekmadienį. Bet ne, užtverta, aklinai užtverta. Nu, gali ten per privačią valdą bandyti apvažiuoti, bet gal tik to. Čia nedidelis tas apvažiavimas, bet norėjau vis tiek nukirst kampą. O, kažkaip sunki šiandienos pradžia. Ir dar kaip tyčia, taigi sekmadienis, vokiečiuose niekas nedirba jokią parduotuvę maisto prekių. Tai net negaliu stabtelt nusipirkti kokią bandutę ar kažką.
Tai man šiaip žiauriai pasisekė čia su tais pusryčiais, kad tam kaime ta maža parduotuvėlė dirbo. Nes kiek pravažiavau, didieji prekybcentriai nei vienas nedirba. Visi uždaryti. Nu tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Gal kažkas, bent Hamburge, tai vis tiek gal kažkas dirbs. Bet iki to Hamburgo dar šiauliam 3-5 kilai minimum. Žiauriai nusibaigiu. Kažkaip tai šiandien su to vienu batonėliu ir viena bandelė. Nesakyčiau, kad užtektinai jėgų minti tiek, kiek aš noriu numinti. Tai dabar suvalgiau antrą batonėlį, pažiūrėsim ar padės. Iki Hamburgo priemiesčių dar yra likę 12 km ir tada bus jau prasidės visi miestai viens paskui kitą. Tai ten apie 30 km turbūt bus važiavimai vien urbanizuotomis vietomis. Ir kaip suprantu, iki pat mano kempingo, iki kurio aš net nežinau, tiesą pasakius, kiek likę ir šiek tiek bijau žiūrėti, nes šiuo metu aš pradedu dvejoti savo plano įgyvendinamumu. Nu, bet nepasiduosiu kaip nors. Kaip nors bandysiu pasiekti, arba, kaip sakiau, visada yra tiltų variantas. Kad nebūtų per lengva ir kad per greit neatvažiuočiau į tą Hamburgą, tai va dar ir į miško keliukus patraukiau. Smagu. Smagu. Viskas, pasiekiau Hamburgą, jo priemiesčius. Tai dabar, kaip sakiau, apie 30 km bus miestais, miesteliais ir panašiai. Tai va, ilgiau užtrukau negu kad planavau. Bet ir buvo toliau negu kad aš galvojau. Dabar yra 3 valandos, o nuvažiavau jau 90 km. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad už kokių 50 bus tas Hamburgas. Tai jo, apsiskaičiavau. Dabar bandysime pervažiuoti per jį. Žiūrėsim, kaip seksis. Ar žinojot, kad Hamburgo uostas yra vienas didžiausių pasaulyje ir jo plotas yra artimas visos Kopenhagos plotui. Nežinau, kodėl buvo palygintas su Kopenhaga, bet, Kopenhaga nemažas miestas, tai didžiulis. Tai va, ir nesakykit, kad Špikio kanale nieko nesužinot. Pasižiūrėjau, kad vienas McDonald's bus visai pakeliui, tai bandau datempti iki jo. Nes jo, parduotuvės visiškai nedirba, tai nebent kokiam nors restorane, kaviniai belieka sustot pavalgyti, nes šiaip tai mirštu, kaip noriu valgyti. Ir tiesiog skrandis skauda, kaip noriu valgyti.
Tai tikiuosi datempsiu iki Tomacho. Ne tiek dėl to, kad aš jo baisiai noriu, bet tiesiog pigiai, greitai ir važiuojam toliau. Radau netikėtą McDonald'ą. Maniškis turėjo būti toliau. Lau, blema, nieko nepasėmiau. Įėjau į vidų, belen kaip karšta. Pirmą kartą gyvenime McDonald'e šitaip karšta. Tada pradėjau valgyti tą meniu. Nėra šaltų gėrimų. Taip, what the f... Pirmą kartą gyvenime rimtai tokia nesąmonė. Tai spjau, važiuoju į tą kitą, kurį aš buvau nusižiūrėjęs. Perot šitas maniškis. Vienu žodžiu, aš šiandien mirsiu iš bado. Aš ne taip pažiūrėjau savo maršrutą, aš pro tą maką nevažiuosiu, jis man ten liko visiškai priešingai pusiai. Dabar pasižiūrėjau dar vieną kažkokį už 7 gal kilų. Nu, arba tiesiog spjauti ir stot bet kur. Nežinau, pagalvosiu dar. Nu, masiškesnės vietos turbūt negalėjau suprasti. Žodžiu, aš kai pamačiau, kokią ten publiką trinasi aplink tą McDonald'ą, aš pabijojau savo dviratį palikti net porai minučių. Plus, McDonald'as neturintis to self-service desko, pagalvojau, kol aš ten užsisakysiu. Lauke staliukų nėra. Viduj sėdėti prie lango nėra vietos. Turėčiau imti išsinešimui, tada tas išsinešimui, kur su tuo maistu dėtis. Nu, žodžiu, spjovau, bandysiu kaip nors pasiekti šitą kempingą. Algirdui Hamburgas, per prastas miestas, kad rastų kur pavalgyti. Ne, ten nusukau. Are you kidding me? How? Ça va, tu m'as vu de loin? Tu parles. Nesupratusiems, kas šitas vaikinukas, tai tiesiog pakomentuoju, kad tai yra Frederikas, prancūzas, su kuriuo mes susitikome 3. kartą šioje kelionėje. Can you believe that? Nu, neįtikėtinas sutapimas. Ta prasme, 3 kartus susitikti su to pačiu bičių neplanuojant. Nu, aišku, turbūt tiesiog važiuojam panašiais tempais, panašių labai maršrutų. Bet kai jis man parodė savo maršrutą, nu tai iš tikrųjų nėra tas pats. Tai nėra, kad mes čia vienas kitą pralenkinėjam tiesiog. Mes iš tikrųjų randomus susitinkam su juo. Ir, pavyzdžiui, šį čia susitikt, kai aš čia lakščiau po visą tą Hamburgą, jis irgi sakė, kažką ten lankė. Nu, tipo, kaip įmanomi tokie sutapimai gyvenime, aš nesuprantu, bet jo. O kaip supratau, tas čiuvas įvažiavo į stulpą, atsijungė, prie jo priėjo kažkoks tai žmogus bandyti jį prikelt. Tada jisai pradėjo kažką jam aiškinti, tai turbūt girtas, nežinau. Bet dar vienas įdomus dalykas nutikė šiandien.
Kažkaip važiuoju, iki kempingo liko 1,5 kilometro ir galvoju, kad tas kempingas turbūt bus žiauriai lievas. Nežinau kodėl, bet man tokia nuojauta, ypač matant, kiek čia yra masovkės, kiek žmonių, kiek turistų, kiek visko. Tai turiu nuojautą, net jeigu aš šiame rasiu vietą, čia yra dar vienas klausimas. Tai bijau, kad šitos bjaurios dienos pabaiga bus dar bjauresnė, negu kad aš maniau. Na, kaip aš ir numaniau, milžiniškas kempingas, absoliučiai belenkokio dydžio kempingas. Aišku, neskirtas dviratininkams su palapinėm. O, muzonas paleistas dar kažkoks. Bandom aiškintis, kas čia ir kaip čia. O, dieve, tai absurdas. Tuoj viską papasakosiu. Nu, aš maždaug taip įsivaizduoju tas nelegalias imigrantų stovyklas, kur visi suvažiuoja, susistato ir po to bando pasiekti Europą. Tai maždaug tai. Nes toks absoliutus čigonų turgus. Tipo, kas per kempingas? Ir jūs nepagalvokit, kad pigus 17,5 € nakvynė ir kortelė, kurią turi užsikabinti ant palapinės, turi depozitą. Spėkit kokį? 20 €. Šitas šūdas 20 € yra vertas. Žiūrėjau, jeigu praeičiau per visas palapinės ir nurinkčiau, kiek galėčiau susirinkti. Kosmodromas kažkoks. Beverdant vakarienę išsikrovė GoPro šitas batarkė, tai taip ir nepabaigiau filmuoti, kaip ją veriau. Dar nuėjau pasivaikščioti šiek tiek palei paplūdimį. Čia, kadangi kempingas yra visiškai ant upės kranto, tai galima išeiti į paplūdimį. Tai šiek tiek prasiėjau ir viskas, ir eisiu miegoti, nes aš nežinau, turėtų jaustis ir iš mano balso, ir iš mano veido. Iš tikrųjų, totaliai nusibaigiau šiandien, totaliai. Nereikėjo taip daryti, kaip aš čia padariau, nes tikrai, nei tai yra sveika, nei tai yra gerai, ir aš įsivaizduoju, kas rytoj bus, nes jau dabar aš vos paeinu, tai rytoj jau taip ir įsivaizduoju, kaip aš ten minsiu. Anyway, bet rytoj bent parduotuvės dirbs, tai galėsiu būti gyvas kola. Taip ir negavau šiandien. Gavau vieną kartą kolos jo degaliniai. Iš tikrųjų, hamburgą galėjau nusipirkti, jeigu būčiau norėjęs, bet aš hamburgą tai iš viso pravažiavau, tai taip zombio režimu greičiau, tik tai niekur nestojau, nieko nefotkinau, tiesiog pravažiavau. Tai iš tikrųjų, totaliai nesąmonė gavosi su šiandien diena. Aš galėjau tiesiog praskipinti tą hamburgą, persikelt keltu. Jeigu jau važiavau, tai reikėjo kažką bent nuveikti, bet... Anyway, rytoj bus geriau. Nes daug blogiau negali būti. Iš tikrųjų gali. Bet jo, viskas. Aš atsigursiu, nemanau, kad aš čia miegosiu, nes triukšmas belenkoks, bent jau koncertas aš jau baigėsi. Palapinės čia apsistatė aplinkui, visiškai, sakau, kaip imigrantų stovyklai. Viens ant kito susistatė palapinės. Kosmodromas. Anyway, ačiū už tai, kad pažiūrėjote į šitą pesimistinį Algirdą, tam, kuriam viskas yra blogai. Ir tada pasimatysime rytoj, jeigu neišgąsdinau savo pesimizmu. Ate.